Koja. Koja, prašau. Naujakete, susirandame dugną, 5 kartus padaužome avižėlę į dugną ir darome pravedimą. Ieškojimas, ekečių keitimas ir vaikščiojimas, ir žuvis. Neatsiejamas dalykas be masalinėje žūklėje. Nedidelis, bet pirmasis. Uralka paėmė. Gerai, noriu, jeigu dar jų daugiau yra čia sugaudyti. Tad ilgai nelaukdami, vėl leidžiam avižėlę į dugną ir vėl ta pati procedūra, apie kurią pasakojau ir pradžioje. Pravedimą keliam, mini pauzelę, kontrolinis prakirtimas, galima nuleidinėti į apačią irgi darant pravedimą, bet kažkaip tais, ženkliai dažniau viskas vyksta kylant. Šuo geriausias žmogaus draugas, prie mūsų, prie operatorius atėjo. Iš tikrųjų, su Arūnu net pamiršom truputėlį pasisveikinti savo žiūrovais. Atvykom į šią ganėtinai slaptą vietą. Čia slapta vieta labai. Ežeras X. Vieta X. Vieta X. Atvykę tokio pozityvo daug negavom, žvejų ganėtinai mažai buvo. Daug dar mes ir ganėtinai pavėlavę atvažiavom. Pasiskambinom vietinėm, nieks nieko gero nepagauna. Tai net galvojom, ar čia bandyti ar ne, bet pabandėm. Vieną kitą žuvelę. Vieną kitą pasigauna. Kabaliojasi, tai gal ir pabandysim. Šiandien mūsų tema tai be masalinės avižos, nevėžis, duobė, koks pravedimas, kokios avižos, kokie įrankiai. Viską, manau, papasakosim eigoje. Iš aukštai jaučiau, kad buvo prisilietimas, kaip pačios neaukščiausiai pozicijai pravedinėjau masaliuką. Jau ten, kur sėdėdamas, kaip ir nebegaliu, sugalvojau atsistot truputėlį, paaukštinti trajektoriją, bam, dar vienas. Porą padaužimų į dugną, sukelti smėliuką, galbūt privilioti, jeigu žuvis kažkur truputėlį toliau atsitraukia po kibimo, sukausyti jos dėmesį, kas ten ant dugno vyksta, kas ten rausias, gal maistelis, o ten mūsų labai graži avižėlė. Auksinis. Auksinė žuvelė kokia. Gerai šitas. Vakarieniai. Kažkur kaip ir jaučias, kad yra žuvis, nes pravedinėjant atsiranda tokių išskirtinių sargelio judesių minimalių. Gali būt, kad ten buvo
kibimukas. Kaip šala viskas. Būna dažnai ir pats sufeilinu pravedimą. Svarbiausia yra išlaikyti jį vientisą, tokį, kaip pradėjai judinti, tokiu ritmu, taip ir kelti viršų. Mane tai būna greitai, lėtai. Geriausiai yra tas vientisumas, stabilumas galiausiai ir būna išprovokuoja, žuvies kibimą būna pats pajaučiu. Gerai, matai, sargelis judėjo, ar meškerės kampą pakeitė, ar ranką netai pastatė, ar jau per aukštai neišeina ir sugriūva visas tas pravedimas ir jau retai būna kibimukas ant tokio. Viskas geriausia, kuo lygiau, kuo vienodžiau atlikti. Geras kibimas ir jaučiu iš karto žuvį ir kaip visada. Papilė. Buvo? Buvo. Pastatė dar spyglį savo. Palauk, nesiraityk. Gerai, šitas eina į taupyklį. Nenoriu, pabandysim to vieną variantą tada. Labai dažnai pasiteisina sistema, tai vadinama tokia 2 velniukų eglutė, kur apačioje kabiname vieną sunkesnį velnę ir per 30 gerų centimetrų vieną mažiuką. Aš dažnai rišu į kilpelę, kas dar papildomo judesio turėtų. Taip tu tikrini per 2 skirtingus aukščius žuvį. Šitas velnės visada atsimuša gerai į dugną, nuo jo atsvaros taško pradedi kelt, o jau tada visas šitas būna pakilęs skaityko per 30 cm. Kaip dabar, kiek paskutiniai kibimai buvo iš aukštai iškėlus pravedimą atliekant, tai manau visai neblogai turėtų pasiteisinti, nes kartais jau rankos ilgio nebeužtenka ten, kur žuvis norėtų būti. Va, realiai susirandam dugną. Čia va kyla pirmoji avižėlė, truputėlį prisisukam valo, kad būtų arčiau akėties daromas pravedimas. Taip, 1, 2, 3, 4, 5 ir tada. Jūs be tų savo technologijų, deperių, net žvejot nebegalit, kaip sako liaudis. Taip. Jūs be technologijų pagaukit, ponas. Tada čia rodykitės, laidas filmuokit. Aš tai pamatau, kad per televizorių rodo, su tais visais echalotais išjungi televizorių. Realiai, žinai, kam jie įsikišė. Tam, kad po to, žinai, padari provodkę ir pasižiūrėt, ar kažkas tai kilo iš viso. Prisistatė? Ar žiūrėjo, ar nežiūrėjo, žinai. Tai bent jau tas įdomu, žinai. Rankos kreivas ar žuvies nėra. Nu kaip Arūnce galvoja, ne per daug sulinkęs sargas? Ne, dar tu plius ir laikai kitą pusę, tai... Tai kaip? Prasme, yra viena... Taigi gali keitinėti pusę. Taip? Viena pusė meškerytė ir kita pusė meškerytė, žinai, tau kitaip sargas dirbs. Aš tai pastoju keitinėjai. O sargo keitinėjimas ir tos meškerėlės laikymo pravedimo kitokį? Jo, kitoksai pravedimas gaunasi, kitaip gali išvirpinti. Nu, kažkas tai prisilietė.
Nu dabar tai pritrauksiu. Ką užsidėjai, Rūnai? Vienas po kitais. Užsidėjau šoniplauką dar aukščiau. Kartais būna šitą nesąmonę padeda. Ne tik kartais. Na įdomu, ant viršutinio ar apatinio kablio. Apačia? Apačia. Prašau. Va, koks. Turėjau kibimą. Taškis. Okay. Bet kaip taip įmanoma? Išsivalai eketę, atrodo, nu jau viską ten išmakaluoji, sukūrių pridarai visokių. Bet žuvis sugeba parsitemti iš kažkur tai sniego. Pas jas gal irgi sninga. Gali būt. Debesuota. Gali būt. Povandeninis snygis. Tu man gali paaiškinti, kam aš tą diperį iki 6 eketę laikau? Kad nepasimestų, žinotum. Jeigu aš vis tiek į jį nežiūriu, į tą telefoną. Aš manau, kad noriu telefoną į eketėlę bulibuliu. Reikia pokyčių gyvenime. Nu nesmantu, kad 4 dabar žuvis iš eilės. Kibimas, užsilenkė, jaučiu ir... Tai prieš tą, kai pajauti, reikia kirsti. Ne, aš jau pajaučiu žuvį ant valo. Ai, ir nueina? Jau svoris yra ir nėra. Per dantis tik tai. Nu, Tai... Ištrauksiu, po to parodį, kas tenais per... Gal kabliukas užsilenkęs arba geluonis. Arba mažas, pavyzdžiui, koksai, žinai, ir neįsikerta. Tyčia esi? visiškai. Amoralūs ešeriai. Pagaliau. Jeigu ištrauksiu, tai bus visai kažkas gražaus. Manau. Kuo jie ešerys? Žinok, nežinau. Nematau dar giliai. Prispaudė taip visai neblogai. Nu, ištraukė ar dar ne? Ne, dar. Ir kiti linguoja ešerys. Nu, va, prašau. Va, jau čia yra ešerys. Dar iš arčiau. Žuolis. Kalma? Kas? Turiu ir aš. Kaip būrys užėjęs kažkoks. Lietukais. Tavo didesnis truputėlį. Aha. Man jau truputį didesnis. Jau norėjom keist lokaciją, bet Nu čia kaip visada, žinai, apgauna. apgauna. Vėl prasidėsim Ir pusę pasibaigia. valandą. Nes labai šiandien prašokančio žuvis tokios. Stabilumo kaip ir suradimo vientiso nėra. Ne, užeina būriukas, va. Kiek spėjai pagaut, tiek spėjai. Bandom dar tą būriuką išnaudot.
Bet atšilo biškiai įsidinojus, ne? Aš jau visai Nes benzą norėčiau nusimti. pas mane ant nuo ūsų net ledukai nukrito. Iš ryto tai gerai traukė. Jo, dabar tai va, ir be piršinių visai smagu pažvėjot, net taip greitos rankos užšala. Visai tikrai. Nu, ar dar Bent jau yra? oras geras. Oras tikrai neblogas. Šiaip tai čia reikėtų eit pasivaikščioti ir paieškoti trupučiuką to žuviesnis. Atėjom čia, kur mašinas pasistatėm, tik nusileidom pačioj pirmoji vietai. Komfortiškai. Kur, sakyčiau. jo, kur mažiausiai žvejų buvo, visko. Taip, tinginių tokia žvejyba. O, turi? Jo. Ne tas toks gražuolis, bet jau ne degtukų dėžutė tikriausiai, arba tik stiprus velniškai. Bet taip gan atsargiai traukia, tai reiškia, dydžio yra. Na taip. Pakelk savo keterutę. O. Dar apgaudom, paskui jūs paleisim. Kažkur tais. Bet šitas iš aukštai paėmė. Jau visai prie pravedimo galo. Ką gal, paieškom, pavaikštom trupučiuką. Galim pakeisti vietą, žinoma. Nebus blogiau, manau. Kažkaip tai vėl nėra, tai bent jau atsiras tikėjimas kažkoksai. Aišku, čia vidurdienį nereikia nieko tikėtis, bet bent jau tikėjimas atsiras. Vidurdienis, to jau saulė leisis, žinai, kaip čia žvybai greitas laikas bėga. Ir dar žiemą. Ir dar žiemą, jo. Ir dar žiemą, jo. Į kurią pusę galvoju? Tai va, reikia nuspręsti, ant dandų. Mėnį dykį dakį. Ja, nes. Arba ten galima eiti. Realiai kraštai, manau, kad vis tiek, jeigu ešerį ieškot, arba nebent baltą, žinai, bandytų, kaip čia va žmonės. Va, hebra sėdant tos baltos irgi, nu, nestebuklai. Nestebuklai, ne, ir kažkaip tingiu aš ten su to baltą žaisti. Kitą laidą skirsim baltą, dabar ešerį. Jo, dabar ešerį pagaudom. Nežinau, arba ten einam, kadangi čia jau ir taip atėjo, gal einam tenais. Nes čia, tipo, nelabai gerai, tai ten bus tada labai gerai. Jeigu tokia logika veiks, tai nekima. Nauja kietė iš karto va. Ešeriukas, mes jį kol kas čia į balutę pasidėsiu, padarysiu akvariumą jam, kad jisai savo draugų neišbaidytų. Pabandysiu pakeisti avižą, nes netikiu, kad buvo tik tai vienas, greičiausiai kiti vaidina, kad jų ten tik tai nėra. Kad nealkani. Ir jie nenori sužinoti, kur dingo jų draugas. Susiradom dugniuką naujoje kietėjai. Visa 1, 2, 3, 4, 5. Ir pravedimas. Aukščiausiam taške trumpa pauzytė. Ir pirmų dėja nieko nepavyko. Bandysime toliau.
Dar vienas mažesnis, bet sakiau, kad turiu gal vienas. Pasikeitė avižą. Kas? Pasikeitė avižą sudirbo. Jo, pakeičiu avižą ir paėmė, sakau, nu, jaučiasi, kad jų kaip ir turi būti, nu, tikrai nebus po vieną, bet jie greitai atsižiūri visų šitų. Fuck. Sudilo. A? Sudilo. Sudilo? Ja. Ryklys. Kai srovė yra, tai visą laiką reikia avižėlę, jeigu lengvesnė, tai paneša ją. Tai, vat iš tikrųjų, tai galima ir plačiau papasakoti, nes ir kolega mano mokinau čia nesusigaudė. Kaip sako, čia ant tos srovės, aš sako, niekaip nepagaunu to dugno. Tai yra toksai momentas vienas upėj žvejojant. Mes kai nusileidžiam iš karto avižėlę, visas valas vienodai gražiai avižėlė skęsta. Ji nuskęsta, pavyzdžiui, čia. Srovė teka į tą pusę. Mes pakeliam avižėlę, ją panešinėja, nes jeigu tu su pakankamai lengva gaudo, dažniausiai stengiamės atsigaudyti mes ją tokią, kad eitų pagauti dugną, bet jinai nebūtų per didelė kažkokia tais per sunki, nes norim visi mes su didelė gaudyti ir kad ten greitai nuskęstų ir ten traukia vieną po kito, bet taip nebūna. Tai ji nuskęsta čia, o mes pakeliam, srovė tai viską paneša, valą išgaubia. Ir kaip atidavinėjam valą, mes vėl norim pasiekti dugną. Ja jau iš tikrųjų tai jinai leistųsi čia, bet valo neužtenka. Ir visi pripratę gaudyti stovinčią vandenį, tu nuleidi ir, kaip ir jau turi būti dugnas, bet virpina, nėra to dugno, nėra, nieko čia nepagauna. Esmė visą laiką kažkiek tai reikės valo paduoti vėl. Tai jeigu nestipri srovė, kaip čia, tai man dažniausiai užtenka tiek, ten 5-7 cm. Eičiau toliau link vidurio, kuris stipresnė srovė, tai jau žymiai daugiau reikėtų. Ir ten greičiausiai reikėtų ir didesnės avižos sunkesnės. Nebūtinai didesnės, bet sunkesnės, nes išnešinės, išgaubinės valai. Tai tai toksai patarimas, į ką reikia atkreipti jums dėmesį. Tai gal tokį pasidarom lengvą, dažnai užduodamų klausimų pas mus parduotuviai, ką sulaukiam, atsakysim. Žmonės gal kitą kartą jau žinos atėję. Kokią meškerėlę reikėtų pasirinkti žvejojant be masalę? Tokia arba tokia. Jų pagrindiniai skirtumai, tai plius minus modelis reikia žiūrėti, kas rankoje maloniau laikosi, su kuriuo modeliuku patogiau padaryti tikrai pravedimą. Taip, kuri pačiam į ranką limpa, taip sakant, tai tą ir imi. Aišku, dar yra trečias variantas meškerėlė su integruotu sargeliu. Jeigu visiškai taip universaliai norit, tai tinkama tiek ant stovinčios meškerėlės su gyvų maslu, su paprasta avižėlė ir taip pat išvirpina be masalę. Ešerių virpinimas, tai ko puikiausiai užtenka ir jos gerai nelūžta, sargelių nereikia keitinėti ir viską. Tai toks pradedančiajam variantas labai tikrai neblogas irgi. Sekantis labai dažnai užduodamas klausimas, tai pravedimas. Koks pagrindinis skirtumas tarp pravedimo ešerių ir baltai žuviai? Teisybės tokios vienos nėra. Vieno teisingo atsakymo nėra? Ne, nėra. Tikrai nėra, bet prie ko galima trupučiuką, sakau, prisirišti. Kad jeigu tokias taisyklės kažkokias tai išvedinėti, tai balta žuvis daugiau plastiškas, ramesnis judinimas, o ešerys agresyvesnis. Sargeliai realiai atitaikyti reikia pagal avižėlės svorį, o jų ilgiai pagrindinė įtaka kokią turi? Viskas yra darbas. Tai ilgesnis realiai plastiškiau dirba? Taip, bet vėl čia nebūtinai. Pradžiai reikia žiūrėti, pasimti kelis, manau, ir pasibandyti, su kuriuo gaunasi geriausiai. Su kuriuo jums gaunasi geriausiai, su tuo ir pradėkite to. Kai
išeis jau viskas, tai tada jau savaime suprasit, klausimų tokių jau nebekils. Svarbiausia, kad pats būtum patenkintas savo pravedimu. O jeigu tada yra toks dalykas, kad tu pasitiki ir gaudai, o kada gaudai, tada ir pagauni. Bet vis tiek, realiai, tai pagal avižėlę reikėtų tą nurodomą sargelio darbinį diapazoną orientuotis. Taip, vis tiek reikėtų žiūrėti, ten plius minus yra jie vis tiek teisingai nurodyti. Kietumai jų. Taip, nes į kažką tai reikia atsiremti. Tai remiamės į tą, ką duoda gamintojai, ką nurodo. Jie irgi tenais, manau, kad iš piršto tai tikrai neišlaužė. Aš jau paskutinį turiu. Tau gerai. Tai pasidėsim dar. Kita sudėdamoji dalis valas. Kokio storio, gal turi kokių mėgstamiausių? Čia vėl galima kas storesnį, kas plonesnį, bet, pavyzdžiui, aš tai dažniausiai aplink 0,12 tenais. Iki 0,12 ten 11,5 būna, ten 12,5, kažkas tokio. Dažniausiai, ką naudoju, tai aš kolmiką. Jau ne vienus metus ten kolmiko streamas yra, kolmiko mimiteksas arba aksailo. Tai tikrai visi yra dažnai naudojami ir man jie tikrai patinka. Taigi mūsų netgi rinktinė iš tikrųjų su streamu gaudė pasaulio čempionai. Tai tikrai, pasako, manau. tikrai pasako nemažai ką. Tai realiai meškerėlės, sargeliai, valai. Liko vienas dalykas neapkalbėtas. Tai pagaut žuvį? Kas apačioj kabo. O, čia tema neišsemama tikriausia. Bet jeigu taip greitai, trumpai, gal kokie išskirtinumai ešeriui, baltai žuviai? Aš kuo galėčiau išskirti, kuo tikrai išsiskiria, tai tik tai tas, kad ešeriui dar galima įkišti ir ryškalus visus ten oranžinės, salotinės, visas ryškesnės tas, o balta vis tiek dažniausiai tai būna tamsi aviža ir kažkoks tai akcentėlis, ar ten tas pats vasūris, ar tenais diskoteka ta vadinama kabo ten. Ar blizgutis dar kažkoks rutuliukas, atakos taškas vadinamas. Taip. Šiaip baltai žuviai tai vienas iš einamiausių ir šiaip toks universaliausia aviža, tai yra tas daiktas su trišakiuku vadinamas velniukas. Vat jo ta pailga formytė yra universaliausias siluetas. Tiek ešeriai, tiek kuojai, tiek karšiai, hebravažiobris gaudo irgi su velniuku. Velniukas tai tikrai vienas iš universaliausių, jaučiu dažniausiai naudojamų avižų, nors man šiandien jis visai nesuveikia. Tu pagavai nors vieną ant velnio? Vieną ir vieną kibimą turėjau. Viskas. Aš sakau, su kuo pradėdavau realiai ir visą žuklę žvejodavau, o ten savo sistemėlę, kur rodžiau irgi anksčiau, tai šiandien visiškai nedavė rezultatų. Realiai Uralka, Arūnas irgi mačiau gaudę su ją, paskui kolumas tas irgi, bananas, tokios. Bananai, tokios kriuklykai. Populiariausios formos. Tokia riesta, tokia pailgesnės formos ir reikėjo labai žaisti. Matosi, kad pagauni tą aktyvią žuvį. Vieną, ne? Gaudai toliau su to pačia avižėlė. Nekimba, arba vieną kartą toks, atrodo, papučia į tą avižėlę. Persiriši į kažkokią visai kitokią, bam, dar vieną pagauni. Viskas. Keiti akite ir vėl kartojasi tas pats. O lesotkos galva tokia labiau baltai žuviai? Jo, lesotka ta vadinama irgi tikrai baltai, bet ešerys labai mėgsta. Labai mėgsta. Tik jos yra minusas, kad yra labai lengva ir, pavyzdžiui, čia irgi norėjau, šiandien jaučiasi, kad yra tokia, prasta kibimui diena, reikėtų mažesnio silueto kažkokio tais, bet jeigu prie pat kranto, aš su ją pagaudyčiau. Bet čia, pavyzdžiui, aš tikrai su ją nepagaudyčiau. Nes yra tempimas, yra srovytė ir nesurasi tų dugno, nepadarysi pravedimą. Tai jeigu taip apibendrinant, tai realiai avižėlė tamsi geriausia? Universaliausia. Ne geriausia, sakykime, universaliausia.
kažkokio pailgo silueto. Viską gyva, kas po vandeniu, vat, viskas yra pailgo. Diena dienai nelygi ir ne vieną avižą reikia turėti pas save asortimente. Tikrai taip. Ir, sakau, matėsi iki šiandien. Pakeiti avižą, bam, gauni kibimą. Gerai, kai žuvis kimba ir jinai aktyviai yra, tai... Su viena gali visą dieną. Aš pilnai sutinku, kad vieną užsidėjai ir gaudai, tai dažnai taip ir būna. Ten 1-2 avižos, bet kai nekimba, tada reikia paieškoti. Ant ko ir kaip. Reikia padirbėti. Na, taip, išsiplėtojom, bet apkalbėjom įrankius. Na, tikėkime, kažkokios naudingos informacijos pasisems ir mūsų žiūrovai ir padės mūsų laidelę daugiau laimikių jam pagauti. Na, pagarba mūsų rinktinės vyrukam, kurie Mongolijai gręžia labai storą ledą. Čia pragrįži kelias eketės, atgaut kvapą irgi reikia, nors ledas visai storas yra, Nevėžio tikrai taip. Mes nelaužom tradicijų, skelbiam praeitų konkurso nugalėtoją, kurį dabar matote ekrane. Sekno nugalėtojo dėl prizo atsiėmimo susiekti su mumis asmeninė žinutė per įmonės Facebook Messengerį. O šio video konkursui padovanosime, manau, gerai traška ledas, tokio tipo meškerėlę su sargeliu, valu, visą komplektuką paruoštą be masaliniai žūkliai. Viską, ką jums reikia daryti, norint dalyvauti konkurse ir laimėti šį prizą, tai pamėgti šį video, užsiprenumeruoti mūsų kanalą, pasidalinti jos draugais, jeigu patiko, ir komentuokite žemiau. Sugrįžom pirmasis eketės ir tikriausiai tai bus ir paskutinės mūsų. Nuo kur pradėjom, ten ir baigsim tinginių pūlę. Tinginių pūlę, bet kuris ir daugiausiai ir atnešė. Tai už tai, kad iš ryto čia buvom. Porą pravedimų ir manau jau keliausime. Sek, diena visai neblogai praėjo, geras oras, gera kompanija, daug bendraminčių aplinkui. Mano atidarimas buvo be masalės šį sezoną. Tai iš visų perinį, sakyčiau, su tokiu ešeriu. Ir dar ešerį tokį neblogą vieną pagavai. Neblogą, prašyčiau jau čia, geras. Čia Rūnas už mane paskutinį ešerį pagavo ir bus gana. Pažiūrėk, koks tavo paskutinis ešerys. Gražus. Pusiau auksinis. Pusiau. Faina patelė iš pampos naikrų. Plauk. Na ką, Rūnai, diena praleista žvybo, vis geriau negu darbe. Tikrai geriau. Ar dar visai neblogai ir sekėsi čia? Visai gerai, oras geras, žuvys labai aktyvios nebuvo, bet tikrai pasigaudėm, nebuvo taip, kad nekiptų, vien nekiptus. Buvom ten per momentas, gal 40 minučių, ne, kad taip nekibo, o po to tai vieną, tai kitą, į vieną eketę nueini, vieną, du į kitą, vieną, du, visai fain. Visai smagiai, tikrai. Aš atsidariau savo be masalės sezoną, ganėtinai neblogai. Tai manau ir ką, keliavom jau mašinas. Einam namo, ačiū tau už kompaniją, pamokas ir patarimus. Ačiū žiūrovom, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki.